Sveiki, mes esame Šiauliuose ir šiandieną lankysimės pas mūsų stichijų heroję Giedrę Lunskytę. Pakalbėsime apie artėjančius darbus, tai yra apie tręšimus, bei apie jos ūkį, kaip jis pasikeitė per pastarąjį dešimtmetį. Jau man ir užduot klausimą. O man, Emiliu, pasiremti ar stovėti tokio normalių stovėjimo? Čia mes jau tokios atsipalaidavus. O iki kur mes matomės? Iki pusės. Ai, gerai, tada kojas irgi galiu paprastai. Nu, Giedrė, viskas gerai, pradėjom. Tai papasakok apie tai, kaip keitėsi ūkio... Ne, palauk, kažkaip ne taip. Biški palauk, gerai? Tu sekundė. Nieko laiko turim. Galai apspaudavo. Mačiute, vaikai iš darželio pasiims, tai gerai, galim. Gerai. Giedrė, tai lyginant ūkį anksčiau ir dabar, kaip pasikeitė jūsų ūkis per pastaruosius 3, 5, 10 metų? Tai gal prieš kokius 5 metus buvo esminis iškilęs klausimas, kaip sutaupyti. Tai vat ir pradėjom, jaučiu, nuo tokių gal rimtesnių dalykų, kaip žiūrėti, kuriam sektoriui mes galim sutaupyti. Algų nemokėti, negali. Kuro nepirkti irgi negali, traktoriai turi dirbti, važiuoti ir uždirbti. Ir nusitaikėme tą tokį sektorių, kad gal kažką sutrašom, nes neturėjom tręšimo žemėlapių, žemės tyrimų nedarėm. Tai va, mes kažkaip įsivaizdavom, kad čia bus tas rytis, kur mes jau čia sutaupysim. O iš kaimynų girdėjom labai tokių pasakymų, kad pirmus metus gal kažkiek sudėtingiau, daugiau judėsit, bet po to viskas atsipirks ir bus tobula. Bet žinokit, jau 3 metus mes palito žemėlapis tręšiam, nesutaupom, kaip važiuoja į ūkį, dapai, mapai ir taip atrodo be galo. O kalbant apie pačias investicijas ūkyje per tą patį laikotarpį, imant kokią brangiausią, bet tokią geriausią investiciją padarėt, kur niekaip nesigaili ir tu žinai, kad negalėjai be to ir daugiau gyventi? Tikriausiai buvo sandėlys, nes dabar iš tikrųjų neįsivaizduojam, kaip tokius grūdų kiekius galėdavom tiesiai nuo kombainą iš tikrųjų išvežti elevatorių ir mes juos parduoti ir tos pačios šiukšlės, drėgmė, visa kita, tai buvo tik nuostoli. Tai vat sandėlys, nes turim galimybę kurį laiką jautrus sandėliuotis mes savo grūdus, džiovykla. Taipogi labai sutaupė didelius pinigėlius mum ir va jau dabar keliaujam prie 3 mūsų grūdų kokybės gerinimo etapo, tai įsirenginėjam valymo įrenginius, kad turėtumėm pilną komplektą tobulai paruoštų grūdų. O jeigu galėtum laiką atsukti atgal ir tarkim, sukurkim tokią situaciją, kad aš tau leidžiu iš gyvenimo kažkokią operaciją ūkyje paimti ir tiesiog išbraukti, eliminuoti, kur žinai, kur toks jautėsi, kad atrodo oi, kaip norėčiau, kad to nebūtų buvę. Ar buvo toks kažkoks sprendimas ar įvykis? Gal taip, žinot, ne tokie dalykai, kurie yra prieš mūsų valią, kaip pavyzdžiui, visi tie žalieji reikalavimai, ES politika. Va šitie dalykai, iš tikrųjų, mums kaip ūkininkam, jie mus labai riboja ir kartais tokių nelogiškų draudimų nesuprantu. Ar ten, pavyzdžiui, būdavo tie 8 savaičių išlaikyti posėlį ir dar skubinom norėdavom spėti pasėti žieminius kviečius. Ir kas tada gaudavosi kitais metais geri vasariniai, prasti žieminiai. Tai va, to derliaus nuostolį ir turėdavom. Tai va, tokių sprendimų nesinorėtų, kurie tokie yra priverstiniai. O jeigu mes kalbėsim, pavyzdžiui, apie techniką, nes stovim sandėly ir čia agregatų tikrai daug. Tai koks techninis sprendimas, būtent, pavyzdžiui, konkrečiai kalbu apie pačią techniką, koks techninis sprendimas pati geriausia buvo jūsų investicija? Kad tokių labai didelių nusivylimų neturėjom, o kažkokių tokių labai didelių atradimų irgi neturėjom. Kaip aš mėgstu sakyti, visą techniką tikrai genda, nesvarbu kokios tai būtų spalvos ar kokio gamintojo, nes kieme turim tikrai visą pasaulio virtuvę. Tai tokių kažkokių kardinalių blogumų nėra, o pasidžiaugti, kuo galim pasidžiaugti, tuo galim, kad iš tikrųjų techniką padargus viską didinam, kad jin būtų našesnė, greičiau viską padarytumėm, nes gyvenam tokioj
dabar aplinkoje, ar ne, kad vieną dieną tu nenusikūlęs gali patirti didžiulį nuostolį, taip kaip turėjom praeitais metais tą liūtį, kai jau realiai tik turėjom važiuoti laukus, bet dar vis tos brandos čiut trūko, drėgmės per daug ir ta para laiko lietaus, jin padarė iš tikrųjų katastrofiškus dalykus, kurių net nesitikėjom. Tai va, ir šiemet rinkomės ir kombainą pirkti, kad būtų su vikšrais, kad būtų kederio plotis didelis, kad kuo greičiau paimti derlių, kurį iš tikrųjų visus metus puoselį darai ir norisi tiesiog ir aruodose turėti savo tą rezultatą. O jeigu kalbėsim apie svajonės, kokia yra tavo didžiausia svajonė, kalbant apie ūkį? Ką tu įsivaizduoji, kaip tu norėtum, kad tavo ūkis atrodytų dar po 5, po 10 metų? Tai va, čia tas toks dažnas klausimas. Jeigu laimėčiau milijoną, ką dabar jau čia pirkčiau? Ir aš jokios per savaitę išleiščiau žemės ūkio mastu. Tai net nežinau, aišku, būtų labai tobula turėti, pavyzdžiui, visą savo nuosavą žemę ir nesukt galvos dėl nieko. Būtų nuostabu gal turėti, net nežinau, viską atsinaujint. Aišku, mes nedirbam su pačia naujausia technika, viskas yra palaipsniui daroma ir matuojasi savo ūkio galimybės ir tik tai tada padarai sprendimus. Nes vėl tas klausimas, kaip sutaupyti. Neperkam to, ko nereikia, perkam tik tai tada, kada yra jau ta kritinė riba, kada būtina. Tai vat pakalbėkim tada apie būtent tos investicijas ir ne vieną kartą jau užsiminėjai apie tręšimus ir taip toliau. Tai kas įtakoja ir kada jūs priimat sprendimus, kada jau reikia pirkti tas trąšas ar ne, kada jau pradėte žvalgytis? Galbūt iš kieno lūpų netgi ateina tas sprendimas pirmas, kad Giedre, jau. Tai žinokit, su tom trąšom irgi yra toks visada klaustukas, bet iš tikrųjų kelių metų tendenciją pastebėjom, kad rudeninės trąšas geriausiai nuperkam praktiškai birželio mėnesį. Tai tie sprendimai padaryti iš anksto, jie būna tokie, matyt, finansiškai geriausiai mums skaičiuojasi. Ir aišku, tas poreikis, kai nėra toks didelis, tada gal ir tą kainą galima geresnę gauti, o kai jau visiems reikia ir kai įmonė žino, kad jūs vis tiek visi pirksit, tada ir savo sąlygas, matyt, gali diktuoti. Bet kas jūsų ūkyje inicijuoja patį pirkimą? Mes visi apsitarėm, pasikalbam ir aišku pasidomim, ką kaimynai daro. Pasidomim tas pačias tendencijas, visos tos energetikos ar net tas krizės, brangimai, pigimai, tai viskas tai įtakoja ir viską stebim, viską būnam šalia to, viską mes norim irgi žinoti ir pasidaryti sprendimus geriausius. Dabar daug kartų iš tavęs girdėjau kaina, bet kaip yra kokybė, nes iš tikrųjų šiandien dienai rinkoje yra labai daug importuotojų ir panašiai. Atsirado daug tokių naujų įmonių, daug naujų tiekėjų. Kaip žiūrit jūs į tai? Tai vat, prieš kokius iki tų karų baisių mes sakydavom, kad gal kažkokia kokybiškesnė, gal kažkokia europietiškesnė ar net trąšą rinkdavomės. Dabar ne. Dabar mes žiūrim, esminis dalykas yra kaina. Ir ta kaina iš tikrųjų padiktuoja mūsų sprendimus. Giedre, ar pripratai jau prie egzotinių šalių trąšų, nes į rinką vis patenka tai Alžyras, Jordanija, Kinija. Kaip žiūri į tas trąšas? Kad mes iš tikrųjų nebežiūrim, kur tos trąšos pagamintos, mums esminis dalykas, kaip ir minėjau, yra kaina. Ir kartais tikrai gera kaina nuperkam pakankamai gerą produktą ir nebesibijom tų egzotinių kraštų. O kalbant apie pačias trąšas, jūs naudojat ūkiai labiau skystas ar bires? Mes esam tų tradicinių trąšų šalininkai, visada naudojam tik tai bires trąšas, o su skystom nei mes sandėliavimui turim galimybių, nei, sakau, ko nedarom, to ir nedarom. O kokius privalumus išvelgia būtent birių trąšų? Nesvarbu, čia kalbu ir apie sulfatus, MPK ir taip toliau. Tai esminis, sakau, dalykas tikriausiai bus tos laikymo sąlygos. Ir kainos dabar jau kaip ir susilyginusios, seniau mėgdavo ar ne tas skystas trąšas naudoti vien dėl to, kad kainų skirtumas kažkiek buvo patrauklesnis ūkininkui. Tai nežinau, mes pripratę prie to, mes tradiciškai to ir naudojam. Giedre, pasakyk 2 žingsnius, kurie esmingai pakeitė jūsų tręšimo įpročius. Tai va, tas pirmas žingsnis buvo tręšimo žemėlapiai ir jo, tai pakeitė labai stipriai, nes nebenaudojam MPK trąšų. Ir dabar motyvuotai tręšiam ten, kur reikia ir to, ko reikia.
Kiekiai kol kas per 3 metus nelabai mus džiugina, kaip DAPA su MAPu važiuoja į sandėlius, taip ir važiuoja ir mes juos išbarstom. Tai va tas esminis toksai pakitimas. Ir aišku, atsinaujinom tręšimo įrangą, kad galėtumėm tai daryti išmaniau, greičiau ir efektyviau. Tai ar tave tenkina grūdų ir trąšų santykis? Aišku, kad ne, mes ūkininkai, mes visada dėjojam, kad ar ne trąšas perkam brangiai, o grūdus parduodam pigiai. Tai visada galvojam, kada, kaip, kur, ką daryti, pirkimus, pardavimus. Ir vat esu išgirdus tokią teoriją, kad geriausiai darai grūdų sutartį, nusipirk ir trąšų kiekį ir tada tai gerai skaičiuosis. Nelabai mums tas gaunas, mes geriau pasiskirstam riziką per metus, bandom taikyti tą 30-30-30 teoriją, kad per kulimą 30 parduodam, iki rudenį parduodam 30 ir persivertus metams. Pakalbėkim apie trąšų frakcijas. Ar jūs darot kokybinius tyrimus, granuliometrinius? Ne tik savam ūkiu su savais aparatais tai padarom, bet kažkokių specifinių tyrimų nedarom, kurias reikėtų kažkur nuvežti ir ištirti. Dabar aš tau užduosiu 10, arba keletą blitz klausimų. Bet turi pasirinkti greitai. Arba tas, arba tas. Arba tas, arba tas. Be jokių tokių didelių išvedžiojimų, ar ne? Jo, kas ant liežuvio galo, kaip sakant, ir sako. Tai magnio sulfatas ar karbamidas? Karbamidas. Kasas ar salietra? Salietra. Tiosulfatas ar sulfatas? O, Neišgirdau. tiosulfatas ar sulfatas? Sulfatas. Šuo ar katė? Abu. Salietra ar kanas? Salietra. MPK ar vienanarės? Vienanarės. Plius ar begemots? Liuts. Kaina ar kokybė? Dabar kaina. Birios ar skystas trąšas? Birios. Pirmas tręšimas, sulfatas ar salietra? Salietra. Tai gerai. Viskas. Tai Giedre, sakykit, kokią šiaip tręšimo technologiją naudosite? Kaip išskirstysite tuos tręšimus per kiek kartų? Tai mes tradiciškai salietra, sulfatas, salietra. O kaip skirstysite azoto normas? Kiek veiklios medžiagos atiduosite kviečiam rapsam? Tai pirmų tręšimų salietras atiduosim apie 200, antrų tręšimų apie 250-300, o trečių tręšimų turėtumėm atiduoti apie 160. Tai bendrai veikliąją medžiagą azoto turėtų gauti apie 180 su truputėliu. O ir kada numatomas startas? Nu va, labai norim pagreičiau, jau matom, kai jau aplinkui visi bruzda, kada. Tai aš manau, kad artimiausią savaitę pradžią jau pajudėsime laukus. O Linai, noriu tavęs iš tikrųjų paklausti kaip agronomo. Apžiūrėjom tikrai nemažai mūsų ūkiai esančių laukų. Ir matai, vieni laukai tokie lyg ir verti to džiaugsmo, kiti jau tokie norėtųsi, kad jiem būtų geriau. O tu esi iš tų agronomų, kur tą tokį vargšą lauką gaivinti ir dėti kuo daugiau, ar priešingai investuoti tą gražų pasėlį ir tikėtis rekordinių derlių? Kiek teko ir su jumis, kiek apsivažiavom laukų, tai šiaip bendra laukuose situacija yra tikrai gan gera, pasėliai gerai peržiemojo. Aišku, išskyrus tas vietas, kur turim melioracijos problemas, bet čia kiekvieno pavasario istorijos yra. Kiekvieną lauką, manau, reikia vertinti atskirai. Nes, tikrai situacijos keičiasi tiek tręšimo, maitinimo, tiek augalų apsaugos produktų naudojimo atžvilgių. Čia reikia labai vertinti individualiai kiekvieną lauką. Bet jeigu įmanoma, be abejo, pacientą reikia gelbėti, kažko tai gydyti. Taip. Neturim tokių kritinių, kur galvoti, ar išarti, ar persėti, ar kažką padaryti. Bet yra tokių tų kuklesnių ir atrodo kartais tikrai taip galvoji, ar verta į jį daug įdėti ir kiek tai šio gausi. Pirmam tręšimui vis tiek, manau, duosim tą normalią, kaip ir visada, azoto normą. O toliau jau žiūrėsim vegetacijos periodų, nes nežinom, kas ateityje ir dėsis.